Sveiki visi, taigi praėjo savaitę ir vėl turime varžybas, kadangi netoli Šiaulių vyko varžybos Panevėžio rajone, tai sugalvojau nuvažiuoti, pasibandyti, prasivažiuoti MTB Selijos taurė pirmas etapas. Dažniausiai šios varžybos vyksta ratais, tai važiuosim 5 ratus. Kažko palaukti, kažko nedalaukti. Tai viso tie 5 ratai sudarė 27 km. Sukilimo nebuvo daug, viso 160, nemažai techninių vietų. Startas šiek tiek vėlavo, apie valandą dėl techninių visokių dalykų. Kiek žinau, suvedinėjo tiesiog dalyvius dabar, kol laukiam starto. Starto pozicija tai jau, kaip matot, nelabai tokia gera, labiau į galo pusę. Po praeitų varžybų kažkaip dar nespėjau atsistatyti, kadangi po varžybų iškart užsnigo, tai 4 dienas tiesiog nieko nedarėm, nesportavom ir paskui reikėjo vėl kažkaip grįžti į sportą ir tos kojos kitokios buvo. Oras geras, tikrai buvo ne šalta, net per karštą. Keista net pagalvoti, kad šią savaitę, varžybų savaitę buvo pilna sniego. Tai va, neužilgo startas, laukiam. Čia jau mes dabar. Čia jo. Bus bėdų. Starte važiuojam vaikų ratą, matosi kaip jau priekis nuliekęs, o kiek mums dar reikia čia prasukti. Ai. Ir viskas, stringam čia, tai kaip ir jau susitaikau, kad niekur jau nebenuvažiuosi čia greitai, teks palaukti. Tai mano nuomonė, gal tiesiog reikėjo iš karto paleisti iš starto į šitą asfaltą, tai būtų daug viskas kitaip buvę, gal nebūtų tokių kamščių ir būtume gražiai visi išvažiavę. Nu, o dabar jau reikia vytis kiek įmanoma, kiek galima. Taigi norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į dalyvį esantį priekyje, po dešinę su raudona striukyte, turistų grupėje važiuojantis 2 ratai. Taigi čia jis parodo, kaip moka važiuoti ant 1 rato. Energijos pilnas turistas, sprogstanti tiesiog energija, triukai ir visa kita. Opa, ten matas ir per balą ant 1 rato pravaro. Nu, čia įvažiuojame į techninę vietą jau, šiek tiek šlapia buvo. Nu ir toliau stebim vyrukas raudonas striukė. Čia nekantriai galvoja apsilenksiu, bet padangos sukasi, nepravažiuoja.
Ant dviračio stojasi reikia, nereikia. Bereikalingi jėgos pliūpsniai. Nu va, ir maivės ir prisimaivė, taigi nežinau, pasiūlymas būtų, jeigu daug jėgos turi važiuoti 5 ratus ir šiek tiek technikos laikytis. O jeigu važiuoji turistų grupį, tai ir važiuok kaip turistas. Čia dviratininkas išvažiuoja savo reikalais kažkur. Nu, o mes tęsiam gaudynės. Reikia dar daug padirbėti. Labas. Buvo atkarpa tokia ir lengvesnė, greitesnė, tai va tokie takai, tai, bet nedaug. Jau turėjau paspausti šitoj atkarpoj. Labą dieną. Kairė. Na ir vėl greitesnė atkarpa. Štai pirmas ratas įveiktas ir dabar važiuosime šiek tiek kitaip, palei karjerą techninę dalimi. Trasos žymėjimas labai geras buvo, nekilo jokių klausimų, tai pliusas organizatoriams. Iš minusų tai gal informacija prieš varžybas, kas kaip, kur, kada ir šiek tiek su laiko planavimu. Varžybų širdies ritmas BPM-as buvo gana aukštas, vidutinis 178, nežinau ar dėl karšto oro, ar dėl nepalsėjusių kojų, gal net neįsivaizduoju, bet ganėtinai aukštas buvo. Prieki manęs važiuoja Tomas Pažemeckas ir dar toliau priekyje važiuoja Marius Sviderskas, tai abu šie dalyviai taip pat važiuoja su kameromis, tai visi trys vienas šalia kito važiuojame, tai tie galite pažiūrėti Velniai kanale, kaip atrodo važiavimas iš Tomo pusės, tiek Mariaus Svidersko galite pažiūrėti taip pat kanale Marius Svid. Dirbam su Marium. Priekyje matosi nemaža grupelė jau, tai kaip ir reikėtų dasivyti ir aplenkti. Tomas pasiūlo atsisėsti, bet nelabai čia mūsų priema. Čia tikriausiai važiuoja žemaičiai, tai kaip visada pilni šnekos. Priekyje matosi važiuoja Daiva Ragažinskienė, kiek žinau su naujų dviračiu. Iš galo. Kairė. Stebisi, iš kur čia mes taip atsiradom. Labai daug kas suka į posūkį gan plačių kampų, tai tą pastebėjau net varžybų metu, kad ir pats tai darau, tai sekančius visus posūkius bandysiu imti aštresnių kampų. Ir pažiūrėsim, ar aš išlošiu kažkiek ar ne. Nu ir vėl, 3 medijos važiuoja, Tomas, Marius ir aš.
Tai vaizdo medžiagos iš varžybų tikrai užtektinai šiai dienai. Ir atvažiuojame į techninę vietą prieš finišą, pirmam rate jūs jos nematėt, tai ganėtinai smagi vieta tikrai. Šitą vietą, kiek paskui ką važiavau, visi kažkaip sustoja ties šitą vietą, tai matysime vis kiekvieną ratą, kaip sekasi šitą vietą pravažiuoti. Gan šitą vietą įdomi, zigzagai tokie. Čia leidžiamės ir kaip ir galėtų šokti šitoj vietoj. Čia vėl gan tokių plačių kampų įeina, tai bandysim paskui su aštresniu kampu. Kaip visada didelis dėkui Živilei Kavaliauskienei už nuotraukas, daug nuotraukų, daug gerų labai nuotraukų. Ir kaip matot, Živilė užima labai įdomias vietas ir tikrai žino, iš kur reikia fotkinti, kad gautųsi puikios nuotraukos. Tai va, trečias ratas. Ir užmeta mane į medį, susilankstau, susibraižau šalmą, nežinau kaip išsilaikiau dar ant dviračio. Viskas tvarkoj, susižeisti nesusižeidžiau. Pasitvarkau akinius, kurie čiut nenukrito ir važiuojam toliau. O čia kritimų būta matos, tai vienas, tai kitas, tai tokia... Kiekvieną kartą važiuojant vis ta trasa keičiasi, vis šlapesnė, slidesnė darosi. Kažkieno akinukus net mačiau, ablicus ar nepasakysiu kokie, bet susmigė tiesiog į purvą, kojelė tebekyšo. Vėl išvažiuojam į greitesnę vietą. Čia jau nereikia atleisti. Reikia minti. Vidutinis greitis būtų varžybų 23 km per valandą. Tai visai greita, kai tokios techniškos vietos. Na ir štai, bandau imti posūkį daug aštriau, tai iš karto matosi daug geriau. Ir apsilenkė, ir dasivyja. Prisivijom didesnę grupę ir šitos grupės dalyviai mačiau tikrai starto pozicijose, kad stovėjau patys pirmi, tai jau labai gerai. Ir vėl važiuojam prieš rato finišą į techninę vietą ir žiūrim, ar susistabdysim ties tą vietą, jo susistabdom. Atrodo, čia nieko nėra, bet kažkodėl vis sustojam. Na ir šuolis, bet nešuokam. Vėl labai plačių kampų įeinam į tokią mažą įkalnę. Kairė. Labai gražiai praleidžia, jeigu kas važiuoja ar turistų grupėje, ar lėčiau, tai problemos nėra. Tik reikia prasinešti su tą garsiai. Na ir ką, važiuojame į ketvirtą ratą. Šiek tiek palsėjęs šitam rate jutaus. Galime dabar vėl atsukti. Na va, iš nuotraukų matosi, kokiose pozicijose esame į ketvirtą ratą įvažiuojant. Ir čia mano vėl feilas, kažkaip tai nebeišlaužiau posūkio, gal atsipalaidavau ar kažką ir čiut labai nedaug trūko, kad nukrisčiau nuo dviračio. Tokie feiliukai biškai išmuša iš vėžių, blema galvoji, ką tu čia darai, kaip tu čia to posūkio neišimi tokio paprastą. Ir tada mane Marius apsilenkė ir man atrodo, jau čia visam jis mane apsilenkė. Nebepalaikau aš jo tempo.
Nu ir krenta ten toj vietoj, kur aš turėjau reikalų, Kęstutis Bedalis. Po varžybų šiek tiek bendravom, tai sakė, pas jį rankenėlė nulūžo, kuri užrakina šakės amortizatorių ir pilnos pakabos ar amortizatorių. Tai važiavo su pilnai užrakintų dviračių. Čia irgi matosi buvo kritimo. Trasa šiaip labai patiko, to sukilimo nėra, viskas smagiai, greitai, daug šaknų, tai tikrai padangų slėgio mažesnio reikėjo, buvau liktais pradžioj 1,5 įsipūtęs, paskui išsileidau gal iki 1,2, 1,3. Na ir posūkius bandom aštriai ir gaunasi daug geriau. Ir pasižiūriu, atsisuku atgal, pamatau, kiek aš nutolau per tokį posūkį pravažiuojant. Tai tikrai yra skirtumas. 4. ir 5. rate važiavau priekyje, už manęs važiavo grupė 3-4 dviratininkų, tiksliai nepasakysiu. Greitose atkarpose jie laikėsi man arti manęs, bet techninėse aš juos vis palikdavau. Vėl pasukiukas gražiai, gal biškį lėčiau, bet vis tiek kažkaip tai greičiau tu pravažiuoji. Na ir vėl ta techninė vieta prieš finišą, bet dabar aš važiuoju pirmas, tai galim pastebėti, kiek skirsis ar skirsis. Kadangi man iš galo važiavo grupė ir nelenkė manęs, galvoju, gal jie bandys mane aplenkti finišę. Tai todėl reikėjo šiek tiek pasitengti techniškose dalyse, kad atsiplėšti nuo jų vis. Ir padarau šuolį. Pirmam daug geriau sekas važiuoti, kai priekyje nieko nėra. Ir šiaip jau po 4 ratų, tai manau, biškai pramoksti tą trasą ir žinai, kokiais kampais ką imti ir daug geriau viskas gaunasi. Na štai, važiuojame į 5. ratą, paskutinį ratą. Tai va, matosi skirtumas. Su 4. ratu, tai važiuoju priekyje ir iš galas sėdi, laukia. Bet kiek pats peržiūrėjau, tai 5. ratas tikrai pats geriausias ratas, gražiausiai suvažiuotas, techniškai viskas, pavyko gerai. Ačiū. Aišku, per kamerą nepersitikė, bet šita vieta labai šakninga yra ir labai kratosi, tai greitis daug mažesnis. Na, pakol kas niekas nelenkia, saugu, galima atsigerti ir tik svarbiausia neprasileisti finiše, todėl reikės techniniai vietoj paspausti. Jau ir posūkiai išmokti gerai važiuoti. Taigi čia visur man iš galo ant rato sėdi grupelė. Na ir šitą vietą, kur dažniausiai sustodavom, tai pavyksta pravažiuoti mažai sustojus, mažai nusimetus greitį. Kairė.
Ačiū. Iš galo girdžiu balsus, kad irgi sako trauktis, važiuojam. Opa, įveikiu greitai zigzagus, čia jau nebešoku, nes ore laikas sustoja. Ir čia turėtų matytis, kai aš pasisuksiu, kiek toli ta grupelė yra. Tai pamačiau, kad jiem šiek tiek yra pavažiuoti iki manęs, tai kaip ir nusiraminau ir viskas tvarkoj. Tai nemanau, kad lenks mane tenais finiše, tai tiesiog reikia gerai pabaigti ir viskas. Ir viskas, matosi finišas. Finišuoju 10 savo grupėje. Grupę sudarė vyrai nuo 19 iki 35 metų. Ačiū, kad žiūrėjote. Dar bus varžybų gale gyvas komentaras iš varžybų. Iki. Tampa. Labuka, maladės. Visą grupę vedėjai ir pabaigė. Neatlaikėt biškai techniškos vietos. Jautau, ką blemba visą laiką ant galą sėdės. Aš be amortikų, lūžė rankenėlė. Ai, Su užrakintu. į medikaliai. tą pusę, ne? Daikim jau finišą pasie. Vienoje vietoje. Nu, stipri varai, blemba. Tai atleidi, žiūriu, tai vėl atleidi, vėl paskui nuėję. Iškai pradžioje kažkiek užsipumpavau, o po to jau... Tai aš pradžiai iš galo startavau, tai čia gal pravažiavau, jau čia jau nuvažiavę buvo. Dar mane? Aš žinau, kad automobilis turėtų nuvyksiu. Gerai, sėkmės, smagias varžybas. Nu. Labą dieną. Labas. Labas, kas labiausiai tavęs. Nu, iš vandens neišliurlinai. Nebuvo laiko. Nebuvo laiko, sakyk. Nu, nebuvo lengva. Biški kojas nelaikė po telšiūdą. Tai va, starts labai kažkaip tai blogai buvo. Gale beveik stovėjau. Tas ratuks, kol apvažiavom, ten vaikų daug visų. Vaikai aišku priekį atsistoja. Tai liktais tos varžybos čia prasidėjo nuo vaikų varžybų. Tai vaikam tebūnė pirmenybė. Kas geresnės vietos užsiėmė, tiem geriau. Nulėkė ir viskas. Aš dar gaudžiau. Kažkiek pasigau, kas priekį stovėjo. Tik tas kojų degimas labai. Jau šią savaitę myniau šeštadienį. Ne, penktadienį myniau. Tai iš karto pradedi tik mint kojas dega, belia kaip. Paskui šeštadienį ramiai prasimyniau su MTB po miestą, taip. Atrodo viskas gerai, bet dabar čia pasijuto iš karto degimai. Bet kai be trenerė treniruojas, pats viską žiūrės, dirbida, tai manau normalu. Šiaip smagios varžybos rekomenduoju, ties organizavimu, ties informacijos pateikimu, šiek tiek reikėtų padirbėti, bet viskas tvarkoja. Tai čia tas etapas Panevėžy, kiti etapai toliau, ten Rokiškės srity kažkur, tai nuo Šiaulių šiek tiek toliau važiuoti. Tai va. Na į ką, nusimetam krūvį. Sekančias varžybas nežinau dabar. Turbūt Žemaitijos taurė gal. Gegužės ten 24 ar 25, 26 gal. Tai va, iki.
Ačiū.